Taigi, sveiki sugrįžę. Buvo nesklandumai truputį su naujom technologijom. Tai aš pasistatysiu, esu Vilma Kazlauskienė, legendinio kaimo mamų bendruomenės asociacijos įkūrėja, bendrai įkūrėja. Ir kas tas legendinis kaimas? Tai legendinis kaimas platforma, kuri siekia visapusišką pagalbą mamai po gimdymo, apjungianti visas bendruomenės, įskaitant gyvai ir virtualiai. Tai apjungianti visas mamų linijas, mamų pokalbio grupės ir bendruomenės, kurios yra orientuotos mamoms pagalba po gimdymo. Tai šiandien kaip tik mes turim pokalbį apie bendruomenės. Tai viena iš bendruomenių atstovė, Lina Tomaševičienė, kuri papasakos apie ūkininkų bendruomenę mamų. Ir esu girdėjęs, kad labai jinai stipri. Tai labai būtų įdomu, kad jūs pasidalintumėt Lina, tą patirtį, kurią ir pati esi išgyvenusi. Taip, ir tos, kurios sugrįžta iš kažkur, taip, iš Anglijos, aš pati irgi neseniai iš Švedijos esu grįžus, tai yra labai sunku iš tikrųjų integruotis normaliai Lietuvoje. Tai papasakok savo istoriją, kaip viskas tau vyko, kaip buvo. Tai sveiki visi, aš esu Lina, tai 3 berniukų mama. Tai taip, mes prieš daugiau negu 3 metus jau grįžom iš Anglijos, ten gyvenom 10 metų. Tai jau buvom susikūrę ten savo bendruomenę. Aš buvau, tiksliau, gal vyras, tai jisai daugiau tiesiog dirbo, o aš buvau susiradus savo tokį ratą, draugių, tikrai labai artimų. Ir tikrai buvo labai gaila jas palikti. Ir čia grįžus, tai mes grįžom į tą visą karantiną, tai, ta prasme, iš vis ten buvo baisu su žmogum kontaktą kažkokį užmegzti, ką užnekėti ten apie kažkokias draugystės. Tai pabuvus čia tuos kelis metus kažkaip nusprendžiau, kad reikia kažkaip vis tiek ieškoti gal tų draugių, kad ir kaip būtų gal sunku, vis tiek jau čia visi turi savo, nežinau, savo draugus, savo šeimas, savo darbus, kažkaip tai taip, tarsi ir nedrąsu jau atrodo tokiam amžiui, jaunas tas mūsų amžius, bet tiesiog taip prieiti ir bandyti čia kažkokį tai megzti draugystės. Tai kažkaip taip, taip kilo ta mintis, galvoju, jeigu ten pavyko, svetimoje šalyje ten susirasti, tai galvoju, gal ir čia pavyks. Aišku, mes gyvenam kaime, tai tokiam kaip Vilniui, ten ar kažkokiuose didesniuose miestuose, man atrodo, kaip ir yra paprasčiau, ta prasme, susirasti kažkokiu, tu tiesiog vaikštai kažkur gatve, matai vežimėlį, mamą su vežimėliu ir tu gali ją užkalbinti, kažkaip taip daugiau susimesga tos draugystės. O čia, kažkaip, man atrodo, sudėtingiau tuose kaimuose, bet vėlgi galvoju, čia irgi gyvena mamos. Ir jas kažkaip tai tiesiog norėjosi irgi apjungti, kažkaip, kad jos surastų vieną kitą, nes buvo irgi tokia situacija, aš čia prižiūrėjau tokią mergaitę ir mes kažkaip su ta mama labai susidraugavom, bet irgi kažkaip įsišnekėjom ir jinai sako, aš sako, kai gimė ta mergytė, sako, čia buvau viena, sako, sėdėjau namuose ir man tai buvo liūdna, aš buvau viena ir aš galvoju, aš irgi buvau viena tuo metu, kai mes čia grįžom ir irgi sėdėjau ir, taip irgi buvo vieniša ir galvoju, kiek tokių vienų mamų sėdi, liūdi, ar ten tiesiog gal neliūdi, bet nori pasidalinti viena su kita kažkuo. Aišku, pradžių kažkaip gerai, kur aš čia darysiu tuos susitikimus. Galvoju, reikia kažkaip rasti tą vietą, kažkokią erdvę, bet, kaip aš kažkaip galvoju, kas ieško, tas randa, tai taip labai kažkaip pavyko gerai. Mūsų čia miestelį vaikų dienos centras yra, tai aš paprašiau tos moters, pašnekėjau su ją ir jinai mums leido ten tą erdvę pasinaudoti. Tai mes, kadangi vieną kartą į savaitę susitinkam rytais,
ten tom 2-3 valandom, tai, nu, ten viskas visiems tiko. Ir va taip kažkaip susibūrė, aišku, iš pradžių taip po truput, bet dabar, nu, yra tikrai tų mamų, nu, kaip palyginus vis tiek čia mūsų tokioje vietoviai, tai atvažiuoja. Kas įdomiausia, tai kad šitą Musninkų miestelį, tai iš jo ateina gal tik viena mama. Visos kitos mamos atvažiuoja iš aplinkui. Tai va, tai taip ir bendraujam. Jo, tai va, tai labai įdomu, iš tikrųjų kažkurią vieną dieną jūs paskiriat tam susitikimui, kažkurią, jeigu pavyzdžiui mamytė kokia iš Širvintų taip žiūrėtų, tai ar būtų įmanoma atvažiuoti, kada, va, tikslų. Taip, atvažiuoja mamos iš Širvintų, šiaip ir ne viena atvažiuoja, tai mes trečiadieniais 10 valandą, trečiadienį kiekvieną susitinkam. Tai kadangi aš manau, kad yra labai svarbu tas toks nuoseklumas ir tiesiog turėti tą vieną dieną, nes, pavyzdžiui, mes ir kai Londone gyvenau ir susitikdavom su to mamom, tai aš, kaip ir tau minėjau, būdavo penktadienis, aš kaip dabar atsimenu, tai jinai tokia kaip į bažnyčią, tokia kaip šventa diena, tu jau ruošiesi, lauki ir atrodo, niekas tau negali sutrukdyti, ta prasme. Lietus, ten vaikas nelaimingas ar dar kažką, tiesiog tu važiuoji kartu dėl vaiko, bet kartu dėl savęs. Ir čia kažkaip, mes kiekvieną tą trečiadienį jau kaip ir tos, kurios ateina, aišku, jau žino, kad tas trečiadienis, bet dabar daug vaikelių, nuo rugsėjo iš tų mamų, kurios čia pas mus ateina, tai, nežinau, gal arba kažkaip keisis tos mamos, gal ateis naujos, gal dar kažkada ateis ir tos senbuvės, nežinau, kaip vystysis toliau čia mūsų tie susitikimai, bet kažkaip. Vis tiek palaikysim, aš manau, ryšį, nes kažkaip susibendravom. Vis tiek labai svarbu yra bendravimas, nes kaip ten bebūtų, kad tai susisuki, tam darželis, kad ir jau į darželį pradeda vaikai eiti, tai labai svarbu irgi, kad turėti draugę, kuri ištrauktų iš tos buities. Taip, namai, darželis, vaikas, namai, darželis, vaikas, ten buitis ir panašiai, tai kad kartais reikia to postumio, kad ištraukti mamą iš to besisukančio rato. Aš kartais netgi galvoju, kad gal nebūtinai tos moteris turi tapti tavo labai geros draugės, ta prasme visos, taip gal negali būti apskritai, negali tai įvykti. Bet, kad, sakykime, vis tiek tu gali su jom susitikti ir pasidalintam savo patirtim, nes patirtis jos vis tiek dažniausiai yra panašios. Tai tas išklausimas gal nebūtinai tavo patirtis. Pasidalinti vis tiek svarbu. Jo, ir šiaip, kad, ta prasme, vis tiek mes esam tose pačiose, rogėse, tai supras, kad ne tau vienai yra taip sunku kartais, tai ne tau vienai būna, kad su vaiku susipyksti ar dar kažkas, visko jau pasitaiko, mes juk esam irgi žmonės su emocijom ir su viskuom, tai labai labai smagu iš tikrųjų dar ir pabūti ten tarp to pačių rate. Taip, kad pajusti tą bendrystę, kad tikrai nesi viena tokia. Tai visas mamytės tada kviečiam, tai kiekvieną trečiadienį, kurios yra jau šalia, tikrai, kad yra bendruomenė, kuri irgi pasiruošusi priimti tave, jeigu reikia irgi pagalbos kažkokios, pasišnekėti bent jau. Ir tai yra gerai, nereikia, kad būtų labai pažįstamas, kad kalbėtis, nes kai esi vaiką prižiūri, vis tiek būna tas pokalbis apie vaiką dažniausiai, nes daugiau nieko daugiau nedarai, kai būni su vaiku, tai viskas yra tvarkoj, nereikia kažkaip kažkuom užsiimti tam, kad, nes kitos kartais bijo, kad neturės apie ką kalbėti, nes iš tikrųjų yra apie ką kalbėti. Ir aš vakar kaip tyčia dar perskaičiau ir Marijos iš Kalbų mamos informaciją ir pasidalinimai.
apie tokią apklausą, kuri buvo vykdyta, tai kad 33% netgi moterų, jos būtent joms padeda tas pasidalinimas ir pokalbis su kita mama. Ta prasme, kad ten yra kiti procentai, tai ten šeima tau padeda, artimieji, ten psichologai ar kažkas, bet didžiausią dalį sudaro būtent dalinimasis su kitom mamom. Ta bendrystė tokia. Taip. Tai labai svarbu yra tą ratą savo. Jo, nebijoti išeiti pagaliau iš namų su tuo vaiku ir nieko neatsitiks tam vaikui, jeigu jūs ir išeisit. Šitas yra tai tikrai svarbiausia, nes aš labai daug girdėdavau. Tai mano tuo metu tai miega, tai valgo, tai ten mes negalim, nes tu tada tikrai labai užsibūni, būtent tam rate, toj būsenoj, kad ten miega, valgo ir mes negalim išeiti, nes kažkas bus, bet iš tikrųjų nieko nebus. Nieko nebus, iš tikrųjų nebijot, nieko neatsitiks, kad truputį miegą sutrukdysit vaikeliui, tikrai nieko, nes tai kompensuos daugiau, iš tikrųjų, jūs pabūsit su bendruomeniai ir dar papildomai dar pasikrausit tikriausiai ir daugiau gerų emocijų ir viską, ir galbūt bus net lengviau, nes žinot, kad ne tau vienai, tai būna viskas. Tai va. Ir šiaip dabar po visų šiandieninių kaip vakarykščių visokių įvykių, tai labai skatinu iš tikrųjų, kad ir šviestų ir patys artimieji šviestusi. Legendinis kaimas yra paruošęs tuo tarpu paskaitą, tai pasiruošimas belaukiant anūko anūkės, tai tikrai visus skatinu artimuosius pasižiūrėti, nes tai yra pagalba, kaip padėti savo artimoje aplinkoje, jeigu yra naujagimis, tai kaip tai mamai padėti iš tikrųjų. Tai ir mums, iš tikrųjų, jeigu mes turim artimoje aplinkoje, kuri mama ką tik neseniai pagimdžius, tai paklauskit, kaip sekas. Galbūt reikia pagalbos, iškart galit pasiūlyti, galbūt galiu aš tau kam nors padėti, nes tai tikrai labai svarbu, nes tai kartais gali tikrai labai daug atnešti. Ir net tas valgymo atnešimas ar net parašymas gali labai daug duoti mamai, kad jinai ne viena. Tai va. Tikrai taip, mes buvom į savo rytmečius pasikvietę, aš buvau pakvietusi Giedrę iš namų mama. Tai tikrai labai svarbu yra ta pagalba po gimdymo. O aš manau irgi, tai tikrai taip turėjom gražų tokį susitikimą, būtent apie tas mamas, pas kurias eina savanorės, kurios atneša maisto ar tiesiog pabūna, pašneka, pabendrauja, pasidalina tiesiog. Tai tikrai. Tai yra labai daug, nes tikrai, kai yra tau sunku ir ateina ir tau pasako, aš tau galiu padėti, tai yra labai daug. Tada gali net mama atsistot stipriau ant kojų ir toliau daryti savo kaip motinystės kelią, eiti tuo keliu. Ir kažkaip po šių dienų įvykių visuose, aišku, mums svarbu pačiom ieškotos bendrystės ir tų pokalbių, dalintis savo jausmais, bet kartais, kaip ir sako, yra tas sunku ir tu esi toj būsenoj, gal tu tiesiog pati jau nesuvoki, kaip ten kas vyksta ir po to užsidarai, nenori dalintis, bet tikrai labai svarbu, kad ir aplinka mus matytų, nes mes tiesiog ne visą laiką gal ir pajėgios esame mamos. Tiesiog kažko ieškoti, ar tų draugių, ar bendryščių, ar psichologų, būna tiesiog jau taip per sunku. Tai kažkaip norėčiau irgi paraginti tą žmonės visus tiesiog aplinką, kad jinai būtų tokia empatiška ir matytų tiesiog gal daugiau negu tiesiog
mama pagimdė, nu, tai sunku, čia praeis. Tai kažkaip reikėtų daugiau skirti dėmesio. Taip, ir nepalikti jas, nu, ta prasme, kad pagimdė, tai reikia dar daugiau rūpesčių, nes mes dabar labai dažnai susikoncentruojam, o tu laukiasi ir tiek daug rūpesčio gauna, taip? Oi, kaip tu gražiai atrodai, viską, o kai pagimdo mama, tai viskas apsiverčia. Tada jau viskas, mama jau nesvarbi, jau tu kampe jau stovėk maždaug, o visas portretas yra ant vaiko. Tai nepamiršti tai, kad mamai irgi pasakyti, vau, kaip tu gražiai atrodai ir viską, ir to pačiu rūpesčiu, rūpinimuose, kai jinai laukiasi irgi ateit su tuo rūpinimuose, kad jinai vau, pagimdėjai tokį nuostabų vaiką. Net ir tai gali iš tikrųjų daug duoti. Tai tikrai nepamirškim, kad kai mama nešia, jinai jau ir pagimdo vaiką, jinai nesikeičia, jinai ta pati mama nuostabi. Ir ta nuostabi švytinti moteris, ar jinai su pilvu ar be pilvo. Tai tikrai reikia daug irgi švelnumo, meilės ir rūpesčio tom pačiom mamom. Tai tikrai, jeigu turit artimoje aplinkoje, tai būtinai parašykite ir paklauskite, kaip sekasi viską ir nepalikime mes tų mamų taip vienų. Ir labai labai svarbu šviestis tuom ir kuom tai galėtumėm padėti, taip, nes dabar daugybė informacijos galima daug kur rasti. Tai tikrai pasinaudokime tuos, ypač kai yra marti kokie turi naujagimį ar, nežinau, tavo dukra. Tai labai labai svarbu iš tikrųjų, kad net paskambinti, paklausti, kaip tu jautiesi, o ne šiaip, taip, nes tikrai labai labai svarbu, kai mama turi vaiką, paklausti, kaip tu jautiesi ir su tuo rūpesčiu, kaip tikrai tau rūpi, kad kaip jinai jaučiasi. Šitoks gavosi irgi, bet ir nepamiršk, kad yra bendruomenės. Tikrai, manau, mamom ir anytom, čia močiutėm, nežinau kaip čia pavadinti, tai tikrai tie kursai, jeigu juos kokius jūs ten rengiat, tai manau, tikrai labai yra reikalingi, dar labiau negu turbūt, nežinau, nes jos vis tiek iš savo perspektyvos dažnai mėgsta patarinėti ir ten padėti ar nepadėti, nežinau, bet ir jų ta nuomonė yra kartu ir svarbi tau, bet tu ir nenori jos įžeisti, jeigu tau jinai yra nepriimtina, daleiskim, tai kad jos ten, būtent nekištų savo kažkokių, bet tiesiog paklaustų, kuo aš tau galiu padėti, nes ir kaip ir sakė Giedrė iš namų mama, kad būtent tas klausimas turėtų būti esminis, bet tik tuo atveju, jeigu tu tikrai gali padėti. Nes kai tu klausi, kuo aš tau galiu padėti, tu turėtum būti pasirengus padėti. Jeigu tu negali padėti, tai tada gal aš galėčiau nukreipti tave, kas tau galėtų padėti. Tai žinoma. Taip, nes dabar pilna tų namų mama, yra mama mums rūpi, kurie kalba apie būtent tą psichologinę būseną mamų, tai tikrai verta pasidomėti. Tai va. Tai skatinam tikrai artimuosius pasidomėti ir pačius tėčius. Jeigu tėčiai žiūri, tai irgi tėčiai irgi labai labai svarbu pasidomėti, kaip bendrauti, kaip viską, nes labai jautru iš tikrųjų, kai naujagimis, nežinai, ir visą laiką tas nepasitikėjimas, ar tu tikrai gerai darai viską ir pačiam galbūt tėčiui irgi to nėra pasitikėjimo, tai daugiau pasitikėjimas, kai žinių yra ir galbūt to bendro palaikymo iš artimųjų, nes geriausias palaikymas, tai aš manau tikrai yra 100% tik iš artimiausiųjų, kurie tikrai gali padėti, tai nepraleiskit progos.
Na taip, svarbiausia, kai jie dar yra šalia, bet yra labai sunku, kai jų ir nėra. Aš gerai pamenu, ten gyvenom svetur ir tai nebuvo tų artimųjų jokių. Tai tada tikrai buvo labai brangi ta jaunystės, nes jos buvo toks, nu, atstoja visą tą šeimą. Tikrai taip, aš ir pati su Švedijoje vat, gyvenus, tai man irgi to nėra taip, kad nueisi pas mamą ir paduosi vaiką ir sakai, pabūkdama. Jo, ar ateis mama ir padarys valgyti. Tai buvo mano turbūt didžiausia svajonė, nes tas valgymas, tai ypač dar, kai jau toliau atsiranda daugiau tų vaikų. Ir jo, tai tas, kad padarytų valgyti, tai atrodo, čia būtų šis fantastika. Gerai, ačiū tau, Lina, už pasidalinimą. Tikrai smagu, kad pat yra ir tokiam, kaip ir atrodo, mažesniam miestelį, irgi tokia aktyvi bendruomenė. Tai linkiu, kad tikrai ne tas darželių ir kiti ten vaikų augimo laikotarpiai nesutrukdytų jums susitikinėti ir pabūti bendrystėje. Ačiū labai tau. Gerai, ačiū tau, Lina, kad sudalyvavai. Dėkui. Nu, gerai, viso. Viso.